SDG kompanijos misija – gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, teikiant profesionalias, kokybiškas, kvalifikuotas konsultacinės paslaugas, atsižvelgiant į klientų poreikius ir laikmečio reikalavimus. Ši įmonė, įsikūrusi Kaune, vadovaujama stiprios komandos, sėkmingai dirba jau 11 metus. Kompanija SDG kūrėsi 2002 metais, kaip tik 10-11 metų praėjus po dainuojančios revoliucijos. Ir kaip visiems žinoma, kad tas laikotarpis kapitalizmo kūrimo arba rinkos ekonomikos kūrimo Lietuvoje turėjo ne tik teigiamų, bet ir neigiamų savybių. Viena iš neigiamų savybių buvo tai, kad darbdaviai pasijautė visagaliais ir kas liečia darbuotojus ir darbuotojų saugos sveikatą pradėjo kreipti mažai dėmesio. Todėl kaip po specialistas darbuotojų saugos sveikatos, tokia kategorija darbuotojų beveik arba inžinierių buvo pradėjusi išnykti, jie pakeitė profilius. Laikas nelaukia ir pateikia naujas galimybes. Taip susiformavo sąlygos užpildyti susidariusią verslo nišą Lietuvos rinkoje. Kokybiškai, intelektualiai paslaugai vykdyti reikia suburti labai gerą kolektyvą. Aukštos kvalifikacijos, suprantanti, galinti padėti ir mokanti prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Dauguma kompanijų akcentuoja dėmesį klientams. Ir iš tiesų, Lietuvoje šioje srityje dirba arti 200 kompanijų. Pažvelkime, kas nulėmė SDG kompanijos sėkmę ir kas padėjo mūsų įmonei tapti rinkos lyderiais. Daugelis žmonių ir tame tarpe ir verslo žmonių labai sunkiai suvokia, kas yra inovacijos. Visi galvoja, kad inovacijos tai yra kažkas tokio, kur būtų verta Nobelio premijos, tai kaip parako išradimas arba panašus dalykai. Pasirodo, kad inovacijos tai yra labai paprasti dalykai. Tai yra daryti šiandieną tai, ko reikalauja aplinka šiandieną, dabar ir tuoj pat. Jeigu tu tai darai ir nepavėluoji, o esi pirmas, tai jau tu esi inovatyvus. Kaip aš su džiaugsmu arba su jumoru sakau, aš nesutinku su Velšu, kuris sako, kad jo įmonė turi būti pirma arba antra rinkoje. Aš sakau, kad įmonė turi būti tik pirma. Tai skatina konkurenciją. Kuo konkurentų daugiau, tuo išradingesni turime būti norėdami išlikti lyderiais. Uždaroji akcinė bendrovė SDG per 10 metų tapo didžiausia Lietuvoje verslo valdymo konsultacijų bendrovė, turinčia skyrius 12 miestų, eksportuojančia paslaugas į kitas Pabaltijos šalis. Pirmoji įmonė jau veikia Estijoje. Šiuo metu įmonėje dirba arti 200 darbuotojų. Jie aktyviai komunikuoja su klientais, juntamas ypatingas dėmesys kolegoms. SDG kolektyvas kaip viena šeima. Darbuotojai visada su vadovais gali pasidalinti tiek savo džiaugsmais, tiek rūpesčiais. Ir tai atėjo nuo pirmųjų SDG gyvavimo dienų, kai mūsų generalinis direktorius neturėjo ne tik kabineto, bet net ir savo darbo kėdės. Jis nuolat būdavo tarp darbuotojų, žinojo jų visų paslaptis, padėdavo spręsti įvairiausias problemas. Ir net kai įmonė pirko pirmasias mašinas, jos buvo perkamos ne generaliniam direktoriui, bet darbuotojams, kurie nuolat skuba pas klientus. Tai išliko ir dabar. Su generaliniu direktorium pasišnekėti gali kiekvienas darbuotojas, tikrai nėra jokios užsirašymo tvarkos. Iš tiesų visais klausimais tarėmės su darbuotojais. Darbuotojai sprendžia ir ką apdovanoti už metų rezultatus, jie sprendžia ir kai renkama šauniausias kolega. Visos tos idėjos ir mūsų bendras darbas yra įrašyta į kolektyvinę sutartį. Ten nustatyti mūsų įmonės SDG
kompanijos gyvavimo prioritetai. Tai bendrovės interesai, kolektyvo interesai ir asmeniniai interesai. Žmonės yra didžiausias įmonės turtas ir pasididžiavimas. Socialiai atsakinga aplinka, šilti ir draugiški santykiai formuoja darnią komandą. Net 60% darbuotojų įmonėje dirba daugiau negu 4 metus. Iš bendrų darbuotojų idėjų gimė ir mūsų socialinės akcijos. Ir pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos paminėjimas balandžio 28-ąją, ir atšvaitų dalinimas rugsėjo 1-ąją pirmokams, ir taip pat vaikų namų auklėtinių kalėdinių svajonių išsipildymo akcija. Dažniau galėtų tai pavaikščioti? Tai paleiskime šitos balionus, kad niekada darbe nežūtų nei vienas darbuotojas. Tapti lyderiais reiškia nuolat tobulėti ir išlaikyti aukštą kvalifikaciją kintant rinkos sąlygoms. Esame protingų ir išsilavinusių žmonių kompanija. Rinkai parduodame intelektualų produktą. Todėl darbuotojų kvalifikacija pati svarbiausia mūsų paslaugų dalis. Pirmosios kompanijos SDG paslaugos buvo dokumentų rengimas, konsultavimas ir mokymai. Iš tiesų labai svarbu ne tik konsultuoti įmonių vadovus ir specialistus, tačiau ir mokyti darbuotojus saugiai dirbti tam, kad nepakenkti jų sveikatai. Pradėję Kaune, per 10 metų sukūrėme įvairias mokymo metodikas, užauginome puikų lektorių kolektyvą, įrengėme mokymo klases 11 Lietuvos miestų. Šiuo metu turime Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją mokyti pagal 60 formaliųjų mokymo programų. Augant teikiamų įmonėje paslaugų skaičiui, ypatingai svarbu ir mokyti, ir mokytis. Mūsų darbuotojai skatinami mokytis aukštosiose mokyklose, apmokant su bendrovės poreikiais susijusias studijas. Darbuotojams organizuojami specialūs mokymai pagal atskiras grupės. Jie siunčiami į seminarus, konferencijas, parodas Lietuvoje ir užsienyje. – 2007 ir 2011 metais darbuotojų saugos ir sveikatos parodą Düsseldorfe aplankė pusė bendrovės darbuotojų. Dalyvauta konferencijose ir parodose Ispanijoje bei Latvijoje, vesti seminarai Norvegijoje. Iš tiesų didelį dėmesį skiriame neformaliajam mokymui, neformalių mokymo programų rengimui. Organizuojame seminarus, dalyvaujame ES finansuojamų projektų mokymuose. Plati mokymų tematika, šaunūs lektoriai iš tiesų lemia, kad mokymų paslaugos generuoja maždaug apie 1/3 SDG kompanijos pajamų. Nuolat tobulinamos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos dalyvaujant Jungtinių tautų vystymo programos Lietuvoje projektuose. 2012 metais SDG įdiegtos darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001 bei socialinės atsakomybės gairės ISO 26000. Tai įgalina nuolat tobulinti SDG valdymo struktūrą, operatyviai reaguoti į rinkos pokyčius, kuriant naujas paslaugas, steigiant naujus skyrius ir departamentus, įdiegiant naujoves, kad klientui teikiamos paslaugos išliktų aukštos kokybės. Galite būti visiškai tikri atliekamų darbų kokybę ir darbuotojų kompetenciją. SDG taipogi yra arti jūsų. Turime skyrius 12 pagrindinių Lietuvos miestų. Specialistų mobilumą bendrovė užtikrina aprūpinusi juos
daugiau kaip 100 Hyundai markės naujų automobilių. Nuo kompanijos įsikūrimo pradžios visi darbuotojai dirbantys įmonėje važinėjo savo nuosavais automobiliais. Tačiau atsiradus įmonėje finansinių galimybių buvo nuspręsta pirkti darbuotojams naujus, ekonomiškus, patikimus Hyundai automobilius. Šiuo metu kompanijoje yra 114 automobilių, iš kurių vienas yra išskirtinis, tai 5 šaunių merginų laimėtas televizijos projekte Super 5-tukas automobilis. Jau mes esame lauke, kur vyksta iškilmingas momentas ir aš SDG komandai įteikiu štai šio Juodalaičio automobilio raktus. Prašau, žaviosios merginos, šiandien iš tikrųjų triumfuoja moteriški subtilumai, moteriškos gudrybės. Sveikinu nugalėtojas. O kad jau esame gerai matomi ir mobilus, tai neatsispyrėme idėją ir tapome Gineso knygos rekordininkais. Baltijos regione turime didžiausią Hyundai automobilių parką. Taigi 2012 vasarą, minėdami SDG 10-metį, nutarėme siekti Gineso rekordo. Kolona iš 157 automobilių nusitriekė per porą kilometrų. Štai taip pasitikome 10-metį, o 2007-aisiais šventėme jubiliejinius 5-uosius uždarosios akcinės bendrovės SDG veiklos metus. 2007-ieji SDG kompanija iš tiesų buvo labai sėkmingi. Augo pajamos, didėjo darbuotojų kvalifikacija, augo jų atlyginimai. Ir švęsdami 5-metį labai norėjome tuo džiaugsmu iš tiesų pasidalinti su visais kitais. Taigi tais metais įstojome į Kauno prekybos pramonės amatų rūmus, tapome rūmų nariais visoje Lietuvoje ir mūsų sėkmingas pasirodymas TV3 projekte Super 5-tukas paskatino ir tikėtis laimėjimų visoje Europoje. 2007 m. sausį SDG atstovai pristatė įmonės veiklą European Business Awards komisijai. Paryžiaus Hilton viešbutis pasitiko kompanijos atstovus plakatais sveikinančiais geriausias Europos verslo bendrovės, Europos verslo apdovanojimų finalininkės. They were applying some very common sense, everyday aspects of life which we've become used to in the Jie kasdieniuose gyvenimo aspektuose pritaiko paprastus dalykus, kurie mums, likusioje Europos dalyje, atrodo natūralūs. Bet tai yra nauja Lietuvoje ir, mano nuomonė, visose buvusio rytinio bloko šalyse. Jie įdėjo daug pastangų, kad būtų išskirtinai profesionalūs, tenkindami klientų poreikius srityje, kuri galbūt nėra patraukliausia daugumai verslininkų bei savininkų, bet be kurios neįmanomas sėkmingas verslas. Tarptautinė ekspertų komisija šiltai priėmė konsultacijų kompanijos SDG pristatymą. Sutiko, kad tik savo darbuotojais besirūpinanti bendrovė gali užtikrinti klientų poreikių patenkinimą. O Dieve, ne, 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 o Dieve, ne, 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 ko jie norėjo. Pagyvėjimą komisijoje sukėlė ir paminėjimas apie TV3 laidoje Super 5-tukas nugalėjusi SDG komandos pasirodymą. Ištrauka iš miuziklo Čikaga. Mes nežudikės, nekaltos mes, ko jie norėjo, ko jie atėjo, jie užsirovė ant manęs. Aš nedariau to, o jei dariau tai, mes nežudikės, nekaltos mes. Atsakingų verslo principų laikymasis didina bendrovės žinomumą, leidžia mums dalyvauti įvairiuose konkursuose ir juose nugalėti. Atsakingo verslo apdovanojimas – žinių ekonomikos įmonė. Visi šie apdovanojimai patvirtina SDG kaip inovatyvios, intelektualias paslaugas teikiančios, darbuotojais besirūpinančios organizacijos reputaciją.
Tačiau net ir taip sėkmingai plėtojamas verslas nebuvo apsaugotas nuo 2008-aisiais visame pasaulyje prasidėjusios ekonominės krizės. SDG labai greitai ir operatyviai reagavo į krizės pirmosius požymius. Buvo parašyta programa arba planas, kaip ją įveikti vieno lapo. Labai gera aliuzija, kad tuo pačiu metu vyriausybė parašė krizės įveikimo 300 lapų, iš kurių turbūt įgyvendino tik 30. Mes parašėme vieną lapą ir tas lapas buvo įgyvendintas per vieną savaitę. Ir pagrindiniai akcentai, kurie buvo pristatyti darbuotojams, tai buvo tai, kad aš kaip generalinis direktorius pačiau pirmas pareiškimą, kad man atlyginimas ir taip nedidelis, anot susisiekimo ministro, reiškia būtų sumažintas per pusę. Tuo pasiekoje, reiškia, direktoratui jau nebeliko pasirinkimo kito. Todėl, reiškia, labai darbuotojai priėmė šitą sprendimą teigiamai, nes iškilo dilema, ar mūsų sumažinti per trečdalį arba per pusę darbuotojų, ar tuo laikotarpiu bandyti sumažinti mūsų pajamas, bet išlaikyti visumą, išlaikyti tą beaugantį potencialą. Todėl SDG pasirinkusi šitą kelią, manau, išlošė labai daug. Krizės metu labiausiai išryškėjo SDG socialumas. Požiūris ne tik į rinką, bet ir į žmogų, darbuotoją. Mes esame kolegos ir esame vienodai svarbus nepriklausomai nuo to, kokias pareigas užimame ar kokias funkcijas vykdome. Esant kriziai išryškėja tikrosios žmogaus vertybės. Apribojus kai kuriuos akcininkų interesus, išryškėjo skirtingas požiūris į verslą. Ir tai davė pozityvių postumių. 2010-aisiais pasikeitus akcininkams, besibaigiant giliai kriziai, SDG perėjo į visiškai kitą etapą. Šiandien yra įkurta SDG įmonių grupė, kuri valdo 5 bendroves. Ir galime tik stebėtis požiūrio naujumu, kuomet grupės prezidentas sako: reiktų džiaugtis, kad krizės egzistuoja, nes būtent krizė SDG davė didžiulį postumį. Pasikeitus rinkos sąlygomis 2008 metų pabaigoje akcininkai priėmė sprendimą išgilinti įmonės veiklas ir įkūrė įmonę Kodas, kurios pagrindinis tikslas buvo prekyba asmeninis apsaugos priemonėmis. Tai kaip ir tapo viena iš SDG grupės įmonių kūrimosi užuomazga. Naujai įmoniai buvo iškelti aukščiausi tikslai – pralenkti Lietuvoje pirmaujančias šioje srityje įmonės. Partnerių teko ieškoti ne tik mūsų šalyje, bet ir užsienyje. 2010 metais vienas iš tų tikslų buvo pasiektas, mes tapome viena iš 10 įmonių Lietuvoje daugiausiai eksportuojančių į Gruziją. Augant SDG įmonių grupės veiklai Baltijos šalyse, SDG Kodo, kaip ir kitų grupės įmonių, veikla plėsis kartu. Siekdami geriausių rezultatų, teikiame pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, vyriausybei, ūkio, socialinių reikalų ir darbo ministerijoms. Keičiantis teisės aktams 2011 m. gruodį, darbuotojų saugos ir sveikatos srityje dirbančių konsultacinių kompanijų darbuotojai susitiko su valstybinės darbo inspekcijos atstovais. Esame vienos sistemos dalis ir kartu turime įgyvendinti bendrą tikslą – gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę Lietuvos įmonėse ir mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių. Dirbam, aišku, šiek tiek gal skirtingais aspektais. Bet kaip aš labai dažnai sakau, kad darbuotojų saugos sveikatos, kai kalbam apie darbuotojų saugos sveikatą, tai yra sistema. Nė viena sistema neveikia be tam tikrų sudėtinių dalių. Tai sistemoje yra būtinas ir mokymas, sistemoje yra būtina priežiūra, sistemoje yra būtinas profesionalumas, sistemoje yra būtina požiūris. Tai visas šias vertybės įgyvendina paprastai skirtingos sistemos dalys. Mes turim ir turėsim būti partneriais, kaip mes visada esam partneriai socialiniams partneriams ir darbdaviams ir darbuotojams, bet mes esam tik tai profesionalūs socialiniai partneriai.
bendraujantis tik aukščiausios standartų lygmenį. Nuo pat prisijungimo prie prekybos pramonės ir amatų rūmų pradžios aktyviai dalyvavome jų organizuojamuose renginiuose, kitoje veikloje. Šioje partnerystėje juntamas pastovus abipusis dėmesys, vertinama dinamiška ir inovatyvi uždarosios akcinės bendrovės SDG veikla. Šios įmonės broras yra tai, kad jinai įsukūrusi puikų verslą, būdami lyderiai savo srityje, neparduoda verslą, nenori kažkam tai tarnauti, bet lietuviško kapitalo įmonė nori stiprėti ir tuo labiau eina į užsienį. Tai yra aktyvus verslo bendruomenės būrime. Jie stengiasi, kad prekybos pramonės amatų rūmai taip pat išaugtų kaip verslo bendruomenės organizacija, kurie pagelbėtų ne tik rūmų nariams, bet taip pat ir visai Lietuvai. Bendrovė taip pat aktyviai dalyvauja socialiai atsakingų verslo projektuose. Šiandien tai yra ne tik madinga, bet ir naudinga. Aš manau, kad tos bendrovės platus spektras veiklos yra ir jos vadovo ir savininko Eduardo Jaso nuopelnas. Ir todėl jis yra apdovanotas aukščiausiu prekybos pramonės amatų rūmų ženklu Darbo žvaigždė. Darbo žvaigždė iš tikrųjų yra pats aukščiausias rūmų apdovanojimas, jis taip pat buvo aukščiausias ir prieš pirmąjį. SDG veikla ne tik verslas. Bendrovė įtraukia savo darbuotojus į socialinius ir labdaros projektus. Nuo 2006 metų SDG nuolat dalyvauja Europos saugos ir sveikatos agentūros organizuojamuose kampanijose. Labą rytą, dirbti saugiai. 2008 ir 2012 metais SDG darbuotojai dalyvavo kraujo dovanojimo akcijose. Nuo 2008 metų organizuojama akcija Apsaugokime mūsų ateitį, kurios metu rugsėjo 1-ąją miestų ir rajonų mokyklų pradinukams dalijome atšvaitus, šviesą atspindinčias liemenes. Per 4 metus aplankėme arti 300 mokyklų, išdalinome per 17 000 saugos priemonių. Kad jūs būtumėt matomi visur ir visada, kad jūs būtumėt pastebėti. Nuo 2010 metų bendravome su vaikų globos namais. Jų auklėtiniai gamina kalėdinius atvirukus bendrovės partneriams ir klientams. Kitoje atvirukų pusėje vaikai užrašo savo kalėdinės svajones. SDG darbuotojai jau išpildė per 150 tokių vaikų svajonių. Pinigus gautus už atvirukus vaikai taip pat skiria savo svajonėms įgyvendinti. SDG socialinius ir labdaros projektus toliau vysto 2010 metais įkurta viešoji įstaiga Saugi pradžia. Kartais įvyksta visiškai netikėtų susitikimų pakeičiančių žmonių būtį. Ai, čia mokytoja Rasta. Sėdėdavau pirmą suolį. Dabar sėdžiu. Šio linksmo guvaus berniuko gyvenimo kokybė priklauso nuo mažučio implanto. Jo pasaulis šiandien pilnas garsų, o vos 8 metai atgal tyla galėjo tapti viso gyvenimo palydove. Po 8 mėnesių sužinojom, kad jis yra neprigirdintis, beveik kurčias. 1,5 metų, kai buvo padarėm operaciją, po 5 metų baigęs garantinis aparatėliui, reikėjo kitą. Sudėtingai operacijai ir kochleariniam aparatui reikėjo nemažos pinigų sumos, o laikas nelaukia. Pagalba atėjo neįtikėtinai greitai. Brolis pasiūlė pagalbą per savo darbovietę per SDG. Pats susiskambino, nulėkė į Kauną, pasikalbėjo su Rūta ir pasikvietė mus. SDG jau davė mums tą paskolą ir surado tą pačių pagalbos daug. Esam be galo dėkingi, nes tikrai niekada, bent aš asmeniškai negalvau, kad yra tiek gerų žmonių. Proga dovanoti galimybę girdėti, pažinti pasaulį yra unikali. Ji tapo išskirtinė ir SDG gerų darbų sąrašuose. Tai tikrai pakeitė Aro ir jo šeimos kasdieninę būtį. Užkrečiantis pavyzdys. Juk mums rūpi, ką mes paliksime ir rasime po 20 ar net 50 metų. Bendrovės savininkų ir vadovų socialiai atsakingas požiūris į verslą, į žmogų, lemia teisingą darbuotojų energijos įdėtos kuriant bendrovę įvertinimą.
Anot įmonių grupės prezidento Eduardo Jaso, jau pats pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė kalba apie tai, kad viskas, ką čia sukūrėme, yra bendra. Todėl ir SDG apdovanojimai teikiami atsižvelgiant į visų darbuotojų nuomonę. Visi balsavot ir susumavus rezultatus išrinkta 10 šauniausių kolegų. Ir pirmąjį kviečiu visų labai mylimą Giedrių Janulį, IT specialistą. Kuris iš tiesų surinko daugiausiai balų. Šiuo metu SDG garbės ženklo apdovanoti 26, o ženklo už ypatingus nuopelnus bendrovei apdovanoti 3 įmonės darbuotojai. Kolektyvę dvasią palaikome labai paprastai. Moterų dirba įmonėje apie 70%. Vyrus priimame ir aš kolektyvį dirbu irgi tam, kad moterų darbo našumas kiltų, jų nuotaika ir jos užkrėstų, kad būtų taip pat gera. Visa ta aplinka, kuri vyksta ir visos priemonės, visokie Ginesų rekordai, golfo aikštelių žaidimas, alaus kartu prie vieno stalo susėdimas ir išgerimas po bokalo, dainų net ukrainietiškai su darbuotojais, direktoriaus kartu padainavimas. Ir visus kitos tos priemonės iš tikrųjų tokį duoda ženklą, kad šitoje įmonėje dirbti yra labai gera. Šilti kolektyvo santykiai atsispindi vasaros metu organizuojamuose teminiuose sąskrydžiuose, kurie vyksta Liepos pradžioje Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Žiema suburė į linksmą kalėdinį karnavalo šurmulį. Fantazija liejasi į valias. Samdyti renginių režisierių nereikia. Jiems būtų sunku pralenkti šį kolektyvą. Tai čia ir yra paskata tom inovacijom ir konkurentai kartais ir atsilieka, arba žurnalistai, kai manęs klausia, kodėl jums sekasi geriau už kitus, aš paprasčiausiai sakau, kad mano visi konkurentai yra labai garbingi žmonės, labai išprusę ir išsilavinę, visiškai taikantis tuos pačius arba dar geriausius metodus negu aš, bet paprasčiausiai aš esu padaręs rinkoje mažiau klaidų negu jie. Uždirbti pinigus. Mes iš tiesų galime daugybę būdų. Tačiau atlikti gerą darbą ir gauti už tai atlygį, tai jau yra menas. Tebūnie tai mūsų visų ateinančio SDG 10-mečio gairė.